autoriai, kaip pačią, reiškia, Piliakalnio teritorijos ir jos elementų idėją pateikė Piliakalnį kaip vienas svarbiausių senamiesčio teritorijų mazgą, kuriame, kaip centrą, kuriame persimena, reiškia, takai, erdvės, vandens telkiniai, tradicijos, mažoji architektūra, apšvietimas objektų. Tuo labiau, kad tos buvusios senosios pirties, kiek aš suprantu, paliekama tik viena siena ir dar keli tokie fragmentai pastato viduje. Tai vat dėl šito, sakykime, reiktų spręsti atskirai, dėl to, kad šitas, sakykime, tai yra toks ryškus vizualinis akcentas, šitas toks kaip ir amfiteatras formuojamas ir gal tą slėnį jį šiek tiek ir darko, nes yra saugomas slėnio reljefas ir jisai, kaip ir sakiau, ilgą laiką nebuvo užstatytas dėl, sakykime, dėl šlapios vietos ir galbūt jį reiktų palikti neužstatytą. Čia aš šneku paveldosaugos požiūrį. Dabar dėl paties Piliakalnio. Nemanau, kad reiktų vėlgi iš savo varpinės žiūrėdama čia projektuoti tokio statinio kaip laiptų su apžvalgos aikštele, todėl kad tikrai Piliakalnio jie nepuošia, bent jau šituose sprendiniuose ir ar jų reikėtų. Bet čia vėlgi taip pateikta projekte tokia medžiaga, todėl nedrįsčiau ginčytis. Vėl dabar dėl aikštynų, kurie projektuojami šalia sentikių maldos namų. Mano manimu, aikštynai nėra būdingi senamiesčio teritorijai, betgi vėl, koks būtų techninis projektas ir kaip jie būtų išspręsti, bet aš kiek supratau, tai būtų kažkokie tai ir aptverimai tų aikštynų ir visa kita, kas senamiestį nelabai derėtų. Vėlgi prieplauka yra parodyta tik plane, aiškinamajam rašte suradau ir Elingo statinį, kurio, sakykime, architektūriniai sprendiniai nepateikti. Sunku spręsti, kaip jisai atrodytų, bet pagal apimtis šito statinio, kiek matoma plane, tai jis, aišku, nuo kitos Šventosios upės kranto, nuo priešingo, jis tikrai būtų matyti ir, kaip pasakyti, manau, padarytų vizualinę įtaką pačiam senamiesčiui. Vėl dėl automobilių stovėjimo aikštelių. Pagal tai, kas parašyta aiškinamajame rašte, pagal dangas aikštelių, jos galbūt taip vizualiai ir nesimatytų, bet dabar plane tai jos labai ryškiai užbrėžtos ir aišku, jeigu tai būtų asfaltbetonio danga, tai nemanau, kad darytų gerą teigiamą poveikį.